Nu, tai va, tai ką, mes jau eterį, tai sveika Indrė, čia mes dabar ir pradedam nuo juoko, nes iš tikrųjų su tavim tiek daug juokiamės, kaip atitrūko nuo matricos. Tai Indrė, tu pradėjai studijuoti Aiškiaregio akademiją, pasidalink, o kaip tau sekasi ir kas vyksta iš tikrųjų po pirmų sesijų, nes kiek mes turim to juoko, to kažkokio keisto bendravimo, kaip tau sekasi? Tai be keisto bendravimo ir juoko, tikriausiai toks labiausiai, kas afektino, tai klientai ir finansai. Ir labai greitai. Nes kaip prieš ateinant buvo pas mane ta problema, kad didžiausia mano gyvenime duobė prieš ateinant, kad užsikirtinėdavo labai finansai, klientai, tokiais srautais ateina, vėl dingsta. Toks sakiau, kad fenomenas jau. Tai va, tai viskas atsirišo, atsikirto. Anksčiau tai būčiau prilyginus stebuklai. Dabar jau kažkaip kitaip išėjus iš tos matricos matau šitą, bet gal ne kiekvieną dieną eina, žmonės vis rašo, bet kas antrą, tai tikrai yra toks nuolatinis kontaktas ir nebėra jokio stabdymo, nebeliko. Ir nu va, prieš paskutinę klientę, kuri buvo, tai netgi 2 sumokėjo. Ir eina žmonės ir atrodo, kad net nesuprantu, iš kur eina, žodžiu. Tai jau net nesigilinu. Tai mes iš tikrųjų, tu išsipirkai 10 šitų sesijų, tavo mūsų vadinamą antrą modulį, kur mes pradirbinėjom finansinius blokus, ar ne? Ir kaip gavos, mes su tavim pradirbom ir tu paskui, palauk, mes iš antros, atrodo, sesijos, kad pamatėm, kad atsikabino tą matricą visą, taip? Kaip tu jautei, tu papasako, pasidalink. Tai kas su finansais, tai jau po pirmos pradėjo. Po pirmos tos mūsų sesijos, 20 minučių praėjo, atėjo klientė, vakare dar vienas, kitą dieną dar vienas, dar kitą dieną dar vienas ir taip pat pasipylė. Po to buvo toksai trumpas tarpas, ten kelių dienų, po to vėl mes turėjom tą susitikimą ir vėl pradėjo eiti, o po trečio atsikabinom nuo tos matricos visai ir vat buvo ta klientė, kur 2 sumokėjo ir, žodžiu, labai, labai gera, iš tikrųjų. O tu dabar, vat, iš tikrųjų, pasakyk, kaip tu matytum, kodėl žmonės neturi pinigų, kas trukdo, kur visa esmė? Tai programos. Programos, iš savo pusės, ką galiu pasakyti, tai čia tempės iš labai toli, iš kartų, per kartas ėjo šitos skurdo programos. Ir atrodo, kad ir pati gyvenime sudirbus ir pasibaigus coachingą ir su savim tikrai nemažai dirbusi, bet, pasirodo, viskas vis tiek buvo tik paviršius. Nėjo atkasti ir nuo to atsipainioti. Aišku. O tu eidama į Aiškiaregio akademiją, tu kokio rezultato tikėjaisi, ar tu panašiai kažkaip tikėjaisi dirbti, ar to rezultato vėliau tikėjaisi ir anksčiau atėjo, bet kokios tavo reakcijos iš tikrųjų į tas studijas? Kaip tu įvertintum? Man prieš ateinant aš buvau duobėj tuo metu. Aš labai tikėjausi, aišku, čia jau absoliučiai pranoko visus mano lūkesčius, negalvojau, kad taip bus greitai viskas. Ir kad taip stipriai efektins. Sunku netgi papasakoti tas būsenas. Iš tikrųjų, nes kaip aš dabar jaučiuosi, man dar yra naujas ir nepažįstamas jausmas. Kai atkimbino tų visų programų, tokių tai iš tikrųjų, kaip naujam pasaulyje, net naujam kūne, kaip atrodo, tokia tikrai atkibus nuo visko laisva ir... Atkibus nuo to, kas ne tu, kas ne tavo, taip? Taip, kas tempėsi per kartų kartas, kas man kaip buvo priklijuota, kas ne mano.
Žiūrėk, tai norėjau dabar tavęs paklausti, ar tiesiog kažkokio patarimo tiem žmonėms, nes labai man daug rašo, kad mes neturim pinigų, aš neturiu, labai noriu studijuoti, labai noriu mokytis, neturiu pinigų, ką man dabar daryti. Bet ką tu patartum tiem žmonėms iš tikrųjų, kurie nori ir kurie neturi, ar tiesiog pulti nevilti, ar tiesiog kažkaip tai vis tiek neatsisakyti tos svajonės? Be abejo, neatsisakyti. Kažkaip nebijokit prašyti pagalbos. Jeigu tikrai nusiteikę pasiruošę dirbti su savimi. Ir aš visiškai, kaip išskridau, atrodo dabar. Ar yra toks jausmas, kad iš tikrųjų tiesiog žmogus dėl to, kad jis yra, jam ant jo energijos ateina ir tie finansai, ir ta gerovė, ir ta gausa, ar ne, todėl, kad jis šiaip yra vertingas, jis pritraukia su savo šaltiniu, juk, ar ne, žmonės, klientus ir tą pačią pinigų energiją, ar ne, kada jisai gali būti savimi ir nepriklausomas nuo tos matricos, turbūt taip yra, ne? Taip, absoliučiai. Mhm. Aišku, dabar dar noriu klausti, tavo specializacija iš tikrųjų, nes kiekvienas ateina su savo unikaliu talentu. Kokią tu matai savo vietą šito Aiškiaregio akademijoje, kuriuo tu srity norėsi specializuotis ir kaip tu save matai? Mane labiausiai šiai dienai traukia tai būtent hipnoterapija. Labiausiai. O kas tau yra hipnoterapija? Kaip tu įvardintum? Man būtent šitas kapstymas iš šaknų visas, ne tas paviršutiniškas, o būtent programų tas keitimas man labai taip toks sielos maistas atrodo grinai. Aišku, nes tikrai nemažai žmonių mokosi Aiškiaregio akademijoje, iš tikrųjų baigia patys hipnoterapiją. Ir kaip tu manai, kuo skiriasi tie mokymai kitose akademijose arba mokymo įstaigose nuo būtent Aiškiaregio akademijoje, ką mes darome? Kaip tu įvardintum tos skirtumus iš tikrųjų? Kokia specifika pas mus yra? Kas tau patinka? Man patinka, kad čia nėra tokios kaip ir sisteminės, tos matricinės įprastos, tos sistemos, tos visos, tos teorinės, toks kaip išmoko žmogų teoriškai, bet būna specialistas, jisai moka kaip ir dirbti, bet pats viduje yra nesusitvarkęs su savim. Tai toksai kaip ir gaunasi, nežinau, ar suprantat, ką noriu pasakyti, bet praktinė pusė visiškai ir kad specialistas turi pirmiausia praeiti per save, išsivalyti pats, dirbti su savim, išmokti dirbti, tada jis gali kitus mokinti. Taip turi galvoti? Taip. Ir toks absoliutus atsižvelgimas individualiai, tarkim, ar ne į mane. Ir tas įėjimas, mokymas, jūs mokot mane pagal mane. Ne kažkokią tai pasiimtą sistemą, ant kažkokio popieriaus parašytą, ar ne, ir ten papunkčiai dabar pažingsniui, taip ir taip darysim, eisim, bet toksai absoliučiai kitoks, sakau, toks ne tas matricinis, kaip įprastas kažkoks ten mokymas. Jo. Iš tikrųjų, čia man didelis komplimentas, nes aš tikrai to labai siekiu, kad būtent iš savęs, iš savo brandolio, tą savo mokinį ištraukti iš jo tą brandolį, tą unikalumą, tą talentą ir jį tada, aš kaip koks prodiuseris, ar ne, tiesiog jį išvedu į jo kelią, ar ne, į jo misiją, iš to taško, kur jisai yra. Tiesiog padedu tam tikrų metų, palaikau už rankos, įvedu į rinką, ar ne, ir pagal jo šitas sielos užduotis. Tai mano turbūt tokia užduotis, ar ne? Taip, man jis toks žmogus, kur absoliučiai atliekantis savo misiją, pagal savo pašaukimą, pagal savo misiją. Ne toks, kad atėjau išmokau ir dabar perteiksiu kažkokias žinias ir čia pavedžiosiu. Kažko išmokysiu ir panašiai, nes labai jaučiasi, labai stipriai jaučiasi ir ta šviesa, ir ta širdis, meilė, toks labai, labai. Viskas iš to brandolio, kaip sakote, iš to šaknies, iš tos sielos.
Aišku, Indrė, tai gerai kaip specialistas, kaip tu save matai, va, kaip aiškiaregė? Kurioj tu srity dirbsi, kur žmonės galėtų, kokiais klausimais į tave kreiptis, kaip tu save matai? Na, šiai dienai kažkaip, nu dabar iškilo apie sielos dvynius, kada pati esu iš to ryšio, tai man taip dabar atrodo, kad Mhm. kažkaip labiau gal su šitais specifiniais atvejais. Iš tikrųjų, tai labai džiaugiuosi, nes kiekvieną kartą, kai kreipiasi žmonės į Aiškiaregio akademiją, ar ne, aš kaip sakau, kaip tos bendros praktikos gydytojas, aš paskui nukreipiu pas specialistus, ar ne, nors iš tikrųjų pati po sielos dvynių aktyvacijos, bet aš jau iš karto jaučiu žmogų, kas pajėgus padėti, prie kokio šaltinio jį pavėdėti, kad jis tai vat nueitų ir gautų tos gaivos, to gyvybės, ar ne, to šaltinio ir jam būtent ta energija gali padėti, tas šaltinis gali padėti. Tai vat man kažkaip visuomet norisi sielos dvynius nukreipti pas tave, ar ne, nors vat, tikrai ne viena tu mokaisi Aiškiaregio akademijoje, studijuoji, kaip čia mokaisi, gal studijuoji, gal išjauti, nu žodžiu, keliauji kartu šitoj akademijai, tai tikrai labai gera, kad esi, nes sielos dvynių iš tikrųjų specifika ir ta aktyvacija jinai labai sudėtinga yra, ne, ir labai su specifiniais momentais ir ten yra labai greitis didelis ir daug labai skausmo, daug tų trigerių ir ten reikia staigiai orientuotis, tai va, tai tavo ta misija tokia kaip ir sudėtinga, bet jaučiu, kad tikrai pajėgi ir ta energijos tau užteks ir aš manau, kad tau tikrai labai viskas pavyks, tai aš labai džiaugiuosi, kad tu esi kartu. Ar norėtum dar kažką palinkėti mūsų klausytojams? Leiskit savo patikėti savimi, man taip norisi pasakyti. Labai, Nes labai. tos vietos, kur kažkokios abejonės kyla ir nepasitikėjimas ir tie tokie trikdžiai, tai čia yra ne iš jūsų, čia yra tos matricos dalis tų programų. Aišku. Gerai, tai ką labai dėkoju tau, Indrė, aš manau, mūsų čia tik tai pati pradžia, to bendravimo, to įrašų ir tų hipnozių, manau, pateiksime mes daug daugiau, dirbant kartu su klientais galbūt, arba pasinėrę į hipnozę, ar ne, kokios žinios ateis, ką tau siūs per tavo kanalą, tą įgrynintą švarų kanalą. Tai ką, tada labai aš tau dėkoju ir dėkoju visiems klausytojams, kad esate ir sakau iki susitikimo. Ačiū, iki. Iki.